Sveiki, tikiuosi, kad aš esu jau čia. Tuoj pasitikrinsiu, nors paprastai vėluoja transliacija mano telefone. Aha, rodo. Na kągi, aš čia taip ant greičio šiandien sugalvojau išeiti. Iš ryto atsibudau, išeiti į eterį, tiesioginę transliaciją, nes viduje pajutau, kad jeigu aš dabar to nepasidalinsiu, tai mane tai pradės spausti ir aš jausiuosi nepatogiai. Ir todėl visiškai nesvarbu, kiek čia jūsų mane žiūri, bet žiūriu, matau 5. Pasižiūrėsite, kada norėsite, o man yra reikalinga dabar ištransliuoti tą informaciją ir tiesiog ją perduoti. Tai apie ką mes kalbėsim? Aš kalbėsiu tiksliau apie tai, kas vyksta per mane, ką aš jaučiu. Visada sakau, kad jūs klausykit savęs, jūs neklausykit kitų žmonių, nes visa informacija, visi GPS-ai, kas reikalinga jum, kaip jum vyksta, instaliuota į jūs yra, ne į mane. Aš esu tik tai toks žmogus, kuris dalinasi savo patirtimi. Taip dažnai ta patirtis susiliečia, taip dažnai yra kažkokie sąlyčio taškai ir todėl labai vertinga kiekvienam iš mūsų, ne tik tai man, bet ir jų, dalintis tą informaciją, kuri per jūs ateina. Aš apie tai kalbėjau ir savo mini kurse, kuris buvo šitoj grupėje ir yra dar įrašai. Aš savo realybės kūrėjas. Ten yra ir apie dalinimosi energiją, ir apie energijas. Tačiau šį kartą daugiau bus ne apie apskritai, kas ten vyksta, o apie tai, kas man dabar vyksta. Ir iš tiesų mes visi esame skirtingi, tačiau yra kažkokie bendri vardikliai. Ir tie bendri vardikliai yra kosminio pobūdžio, sakyčiau taip apibendrintai. Tai, kas ateina iš kosmoso, kokios vibracijos, kokia informacija, ką transliuoja planetos, už planetų ką transliuoja galbūt kitos galaktikos, centrinė Saulė galaktikos, kuri taip pat yra, kurios mes nematom, bet jaučiam, žinom, kad yra ir to begalybė, iš kur ateina visa tai, ko mūsų protas nepajėgus suprasti. Tai iš tikrųjų per mus visus, sutarkime, groja tos pačios visatos energijos, ta pati muzika, tačiau kiekvienam jinai prasigroja skirtingai. Ir tai priklauso nuo 2 priežasčių. Viena priežastis yra tai, ką mes atsinešėm gimę į šitą gyvenimą, kokią patirtį, kokį bagažą, ir kita, ką mes padarėm per šitą gyvenimą. Ką mes nuveikėm su savo sąmoningumu, ką mes nuveikėm su savo kūnu, ką mes nuveikėm su savo energija. Ir tai priklauso nuo to, kaip mums kažkas tai vyksta. Todėl yra tik tai 2 priežastys, kodėl mums vyksta skirtingai. Ir, ta prasme, skirtingai visada bus, nes mes unikalūs esam. Tačiau kodėl vyksta vienaip arba kitaip, yra 2 pagrindinės priežastys. O iš tiesų tas bendras vardiklis, kaip ir sakiau, yra vienas. Ir tas vardiklis yra tos energijos, kurios ateina šiuo metu. Ir jos eina jau daug metų. Jos eina tokiu greitėjančiu, stiprėjančiu, net nežinau kokį tą žodį, jos vis stiprėja, vis labiau bandom pro mus prasiskverbti, pro mūsų fizinę realybę, pro mūsų fizinius kūnus. Ir būtent dėl to atsiranda tam tikrų dalykų, kurie mums vyksta su mumis, ne? Ir iš tikrųjų aš labai daugelį savo ir webinarų, ir kursų kalbu apie tą patį, bet aš manau, kad dabar labai reikia vėl tą patį pakartoti. Ir aš tai kartoju. Tai kasgi man buvo šiąnakt, apskritai kas vyksta visą sausio mėnesį, tai aš dalinuosi, galbūt jums tai kažkas tai panašiai yra. Tai man sausis buvo, jeigu pradėkim dar nuo gruodžio, gruodis man buvo toksai labai niūrus mano viduje. Man toks jausmas, kad mane kažkas prislėgė. Ne visas gruodis, bet galbūt kokias paskutinės 2 savaitės ir pirmosios sausio dienos. Man buvo toks jausmas, kad mane kažkas tai spaudžia iš vidaus, kad man toks sunkumas kažkoks. Po to atėjo toksai tinginys, kada tu nebežinai, kur tau eiti, tu nesuvoki, bet tai čia labai greitai viskas vyko. Ir tai buvo kokią savaitę po sausio, nežinau, ten 2 pusę savaitės ir aš taip
Žinau, kad man reikia kažkur judėti, reikia kurti, reikia kūrybą užsimti, tačiau nėra jokio aiškaus žinojimo, kuria kryptim eiti. Ir aš skirtingai nuo kitų metų, kada būdavo, kad aš, truputėlį vis tiek dirbtinai paforsuodavau tą tokį miegojimą, tokią fazę, sakyčiau, taip aš ją pavadinčiau, tokio išlaukimo, išbuvimo savo viduje ir išjautimo, kasgi ateina ir ko man reikia konkrečiai. Šį kartą aš visiškai nieko nedariau, o leidžiau tikėti viskam, kas tekasi. Leidžiau savo tingėti, leidžiau žiūrėti, valgyti tai, ko nori organizmas. Leidau, sakykime, žiūrėti kažkokius filmus ir nieko neveikti. Ne? Ir tai buvo labai labai teisingas sprendimas, nes labai greitis. Vienintelis dalykas, ką dariau, rūpestis savo fizinio kūno. Tai reiškia, kad aš stabiliai ėjau ir einu iki šioliai, labai daug einu į tam tikras fizinės pratybas, kurias darau ir pati savo namuose savarankiškai ir einu dar papildomai į treniruotes. Ir aš paaiškinsiu, kodėl visa tai reikalinga toliau ir kodėl tai taip svarbu, kodėl aš tai akcentuoju ir jūs atkreipkite dėmesį, ką jūs darote dėl savo fizinio kūno, nes tai yra pagrindinė žinutė šito mano laivo. Ir iš tikrųjų po viso to, kada praėjo tas miegojimas savotiškas, jisai miegojimas ne ta tiesioginė prasme, kad mane išverčia iš koto. Atėjo tokia fazė, kada mane tiesiogiai pradėjo versti energiją. Jinai galvos svaigimas, įvairiausi keisti skausmai, tokie keisti neįprasti, raumenų įtampa. Po to, kas ten dar man buvo, raumenų įtampa ir galvos svaigimas ir atrodo, kad didžiulis nuovargis kūne, atrodo, kad fizinis kūnas net negali pajudėti, tačiau atrodo, kad reikia kažką daryti ir jisai toksai kaip maišas, atrodo, kad jisai kaip kažkokia spinta, kupina kažkokios, nežinau, daug energijos ir tą energiją reikia kažkaip išjudinti. Tačiau man tie visi įprasti būdai, kuriuos aš žinojau, man nepadėjo išjudinti tos energijos, kad ir kaip keista būtų. Ir greitai po to atėjo kita fazė. Tai galingas kūrybinis proveržis. Galinga energija, kuri pradėjo per mane eiti ir iš tikrųjų aš nebegalėjau savęs sustabdyti. Ir šita energija su tam tikrom bangom, jinai neina ištisai. Jeigu jinai eitų ištisai, tai aš tikriausiai labai greitai sulūščiau, net laikytų mano fizinis kūnas. Tai yra didžiulė energija, kuri prasimuša per visus netgi blokus fizinius, kurių aš turiu, kaip ir bet koks žmogus. Kad ir kaip bedirbčiau su savo fiziniu kūnu, kad ir kaip bandyčiau tampyti tuos raumenis, jie vis tiek kažkodėl tai šiuo metu fascijos, raumenys, limfotaka labai labai kažko tai purkštauja, ypatingai šituo metu ir prašo labai labai didelio dėmesio. Tiesiog atsibundu ryte sutinus, sunku pajudėti, skauda ten, atrodo kojas iškelti negaliu, padarau pratimus, kur kažką tai išmaigau, iš su kamuoliuku, su volu ir man einu pas Jolitą, kuri padeda su limfotaka tvarkytis, ir duoda pratimus, ta asmeninis trenerė, kuri pagal tavo kūną visą tai daro. Ir tie dalykai tvarkosi. Tačiau vis tiek dėl to savo didžiulio energetinio jautrumo, kurį turiu, man vis tiek reikia labai labai daug su savim kažką daryti, kad aš jaučiausi gerai. Ką noriu pasakyti apie sausį? Dabar jūs patys užduokit savo klausimą, kurie klausot. Mes gyvenam tokį gyvenimą, kad mums nuolat reikalinga retrospektyva. Mums reikia mokytis pastebėti, kas mūsų gyvenime tam tikrų metų vyksta. Nes labai dažnai tie dalykai, kurie vyksta, jie būna užkoduoti tos žinutės mums, kuria kryptim mums reikia eiti. Todėl, pavyzdžiui, dabar jūs galite netgi ir parašyti komentarą, jūs galite, sakykime, po to kažkaip tai savo asmeniškai pasidaryti tą refleksiją, retrospektyvą. Koksgi jums konkrečiai buvo sausio mėnuo? Ką tas sausio mėnuo jumyse pakėlė? Kokias galbūt emocijas, kokias galbūt situacijas? Kaip reagavo jūsų fizinis kūnas? Ar jisai labai norėjo valgyti? Ar jis visiškai nenorėjo valgyti? Kas man tiesiog taip momentais atrodo noriu valgyti, valgau nesąmonę kažkokią, arba visiškai nieko nevalgau, arba pradedu valgyti tam tikrų, bet be jokios intencijos, kad aš ten pasnikausiu ir panašiai,
tiesiog, nesinori maisto visiškai, vanduo ir taip toliau. Tai čia yra tos kūno toksai naujas susiderinimas su tom naujom vibracijom, kurios ateina ir kurios instaliuojasi į mūsų fizinius kūnus. Ir kartais tie fiziniai kūnai net nebesupranta, kaip jiem elgtis. Tai klausimas jum, refleksija jum, koks buvo sausio mėnuo jūsų? Kas tame sausio mėnesį įvyko? Ar jumyse pakėlė kažkokias emocijas? Ar buvo taip, kad įvyko kažkokios situacijos ne pagal jūsų lūkesčius ir buvo kažkokios visiškai nesitikėtos patiems savęs reakcijos į tai? Ar labai streikavo jūsų fiziniai kūnai? Ar, tarkime, labai laužė ant miego? Nes, pavyzdžiui, man būdavo taip, kad aš apie kokią ir dabar yra, tarkim, užeina tokie momentai, kad aš apie kokią 4-5 valandą taigi mane pradeda išjunginėti. Girdėjau, kad buvo žmonių, kurie miega non-stop daugiau negu kad jie, ne 24 valandas. Buvo žmonių, kuriem fiziniai kūnai sustreikavo, kai pradėjo sirgti, nors tie žmonės iki to laiko net nesirgo. Ir su labai aukšta temperatūra, su labai ilgais išėjimais iš tų sirgimų. Tai irgi vienas iš požymių, kad jūsų kūnas persitvarko, kad jisai nuo tos didžiulės šviesos galingos, kurie ateina į žemę, jisai išmeta tai, kas jam nereikalinga kaip balastą. Ir jeigu fizika nebus sutvarkyta, bent jau tiek, kiek įmanoma dabartiniu metu, bus sunku. Tai aš iš karto sakau, kad fizinis kūnas yra pirmoje vietoje dabar. Ir tai ne tik tai todėl, kad aš vis dėlto truputėlį pabendrauju ir paklausau kitų žmonių. Ir iš viso to tyrinėjimo pasidarau savo išvadas, kas vis dėlto dominuojančias kokias tendencijas yra, susilyginusi pati su savo kažkokiais tai pojūčiais vidiniais. Ir dar vienas iš tokių požymių yra miegas. Tai, kaip sakiau, vienus gali išversti tam tikrų metų tiesiog toksai kaip lipnumas, kaip atrodo, kad tu net jėgų neturi, atrodo, tu nori nusmigti ir gulėti, nors tu galbūt nemiegi. Tačiau praeina ta fazė ir jūs galite būti begaliniai žvalūs. Tai čia yra būtent tos energijos poveikis, kuris tiesiog ateina ir jisai, būtent tokiu būdu integruojasi į kūną ir jis kažką tai daro tą energiją. Aš negaliu jums paaiškinti, nes kiekvienam tai yra labai skirtingai ir jūs turit patys išjausti. Taip pat gali būti, kad tuo metu, kada jūs išjunginėja, eina labai labai galingos energijos srovės. Ne? Ir atrodo, kad jūsų kūną net išmušinėja. Jeigu jūsų jautrumas geras, jeigu jūsų energetinių kanalų pralaidumas geras, tada jums su ta energija, kuri ateina, išeina blokai. Tai paskui gali vėl blokuotis, nes kūnas turi atmintį ir vėl ateina ta banga ir vėl išeina. Tai vat būtent šiąnakt man ir šiąnakt, praeitą naktį, užpraeitą, tai yra nei miegas, nei nemiegas. Aš ten atrodo, kad lyg ir noriu miego, atsigulu, jau nebenoriu miego. Tada tas miegas būna toksai, tu užmiegi, prabundi. Tuo metu, kada tu miegi, tas miegas toksai būna, kad tu jauti, kad per tavo kūną operacijos vykstas energetiniam subtiliam lygmenį. Ir atsibundi ryte, atrodo kaip ir pavargęs, bet kaip ir energingas, miego nesinori, ne? Tačiau kūnas jaučia tam tikrą nuovargį, jis atrodo kaip būtų dirbęs. Kartais aš atsibundu su tam tikrom užspaustom vietom. Ir visą laiką galvoju, negi pas mane čia taip jau viskas blogai, aš jau tiek skiriu dėmesio. Tačiau suprantu, kad vis dėlto eina vis stiprėjančia, vis didėjančia srove ta šviesos energija ir jinai iš tikrųjų, jinai vis labiau valo įvairiausius sluoksnius. Todėl nesvarbu, ką mes darėm su savo fiziniu kūnu, toliau mes turime dar daugiau daryti, didinti kūno energetinį pralaidumą. Ir tai vyksta fizinėme lygmenyje, ką mes darome, kad atsirastų visą tai. Pirmiausiai fiziniam lygmenyje. Tai yra bazė. Toliau antras dalykas, jau ką mes darom, kad neatsirastų blokai, ką mes darom, kad tuos blokus pašalintumėm. Tempimo pratimai, atsipalaidavimo pratimai. Tačiau visos tos dvasinės praktikos, kurias labai pamėgo žmonės daryti šiuo metu, bent aš taip kaip jaučiu, tai nėra tai, nes mes tą dvasinę praktiką turim ištisinę realybėje. Ir todėl galima ties šituo klausimu truputėlį sustoti, bet grįžti prie to, kas yra bazė,
kokios mano mintis, kokie mano jausmai, ką pabudina manyje ta energija, kuri transliuojasi non-stop dabar. Ir dabar toks vienas dalykas, jūs savo turite atsakyti, koks jums buvo sausis. Ir kai jūs atsakysite, koks jums buvo sausis, tada jūs žinosite, į ką jums reikia atkreipti dėmesį ir kas vyks toliau su jumis. Tai čia yra iš tikrųjų toksai sausis ir vasaris taip pat kaip testas. Ir jeigu mums atrodo, kad ta energija dabar labai stipri kažkam tai, ne, tai iš tikrųjų tai yra tik tai žiedeliai, dar iš tikrųjų realiai niekas net neprasidėjo. Ir čia yra tas mūsų testavimas, mums pagalba iš aukščiausių jėgų, kad mes laiku padarytumėm savo namų darbus. Ir jeigu jūs tų namų darbų dar nepadarėte, tai va dabar tikrai imkite ir tai darykite, sakau nuoširdžiai. Nes visi tie spaudimų šokinėjimai, įtampos netikėtos kūne, ypač galbūt kairiai pusėje gali būti, ne? Galvos skausmai, kurie atsibundi ryte, tarsi tau skauda galvas, spaudimas po nakties gali būti. Bet tai yra tik tai ženklas, kad jūsų fizinis kūnas nesusitvarko ir jam reikia pagalbos. Pagalba fiziniam kūnui, jūs ją žinote, visi pilatesas, joga, tempimai, visi su volais, su kamuoliukais, vonia su druska arba vonelės kojom su druska, kvėpavimo pratimai, taip pat galbūt kažkokie taip pabaksnojimai, visi pratimai, kurie limfotaką skatina, nes su limfa juda sena informacija. Tai irgi yra faktas. Nes limfa pašalina ne tik tai fizinio kūno toksinus, jinai ne tik tai mirusias ląsteles pašalina, bet jinai pašalina ir seną informaciją iš jūsų fizinių kūnų, kuri tūkstančius metų su jūsų reinkarnacijom klojasi kaip pamatas ir ką jūs atsinešėt. Ir mes iš tikrųjų tų dalykų nelabai suprantam, kaip ten realiai vyksta viskas, bet intuityviai mes galim jausti, kad kažkas vyksta taip, kad kažkas šalinasi, kažkur kažkas nepraeina. Ir mūsų tikslas yra patiems savo padėti. Ir jūs tikrai žinot, kaip padėti. Tai pirmas klausimas, koks buvo jūsų sausis? Mano sausis buvo su tokiais protrukiais, tokiais kokiais pasakojau, tai miegu, tai nemiegu, tai kažkoks klampumas, tai kažkokia begalinė energija. Tačiau esminis bruožas super kūrybingumas. Ir jeigu pas jūs atsirado tas super kūrybingumas, tai aš manau, kad jisai toliau plėsis tą geometrinę progresiją. Ir tai yra jums ženklas, kad jūs dabar artėjančius mėnesius turit begalinį potencialą, kurį galite realizuoti. Nes kad tas kūrybingumas gali ateiti kaip super kitokios idėjos kažkokias ir super palaikymas iš aplinkos, kad štai dabar mane veda ir aš turiu tą energiją tos idėjos realizavimui. Tačiau grįžtu vėl, norint, kad tai vyktų, mes turim būti savo namų darbus padarę. Tai padarė tą bazę, kokios mano mintis, kokie mano jausmai, kokie mano veiksmai, kokie mano žodžiai, kaip reaguoja mano kūnas, stebėjimas 4 minimum lygmenyse savęs sinchroniškai. Žinot, aš tai dariau savo kurse praėjusių metų pabaigoje pats savo guru, tapk laisvas nuo aplinkybių. Mes praeidinėjom tuos dalykus. Žinot, aš nemėgstu grįžti prie to, ką aš dariau, todėl aš šiais metais prie to negrįžtu. Tiesiog, bet yra įrašas. Yra įrašas, kurį galima pažiūrėti su visom praktikom, su pratybom. Ir tas įrašas kainuoja tokią kainą, kokia buvo kažkada tai. Todėl, jeigu kažkam reikia tų bazinių dalykų, kreipkitės į mane, parašykit. Aš jums duosiu visą informaciją su visom praktikom, kaip save stebėti, ką daryti, kokius pratimus kiekvieną dieną. Taip, tai bus ne grupė, bet vis tiek jūs gausite tą palaikymą iš video įrašų. Tačiau jeigu kažkam yra labai rimtas poreikis labai greitai padirbėti, kreipkitės į mane asmeniškai. Jeigu tokių žmonių bus daugiau, galbūt aš kažkokią grupę subursiu. Nes iš tikrųjų, man asmeniškai tie dalykai atrodo, kad jau buvo praeitie. Mes tai turėjom būti išmokę visi absoliučiai, kurie domisi sąmoningumu, kurie eina sąmoningumo keliu. Ir tai yra tai, be ko mes negalime eiti toliau. Dabar aš noriu eiti žmogaus meistriškumą, į energijų pasaulį, kad žmogus išmoktų jausti energijas, jas
suprasti, kad didintų savo energetinį kūno pralaidumą, kad didintų ekstrasensorinės savybės, kad jaustų, kada pas jį ateina kokia banga, kada jam veikti, nes viskas dabar jau yra labai individualu. Ir aš visų tų pratimų, visų tų praktikų taip pat nuo 22 vasario darysiu. Tai bus kursas irgi iš pat savo gurų serijos, bet jisai bus orientuotas išlaisvinti savo energiją. Ir tai bus meistriškumo įgūdžiai naujiems laikams. Apie visą tai aš padarysiu kažkokį tai atskirą video, nenoriu apkrauti jūsų. Dabar, nes man reikia pratransliuoti kitą informaciją, bet aš pasidalinu tuo, ką aš darau. Ir visa tai, ką aš darau, tai yra tik tai dėl to, kad aš jaučiu, kas eina per transliuojasi. Ir noriu dalintis tą patirtim, kurią aš jau turiu, kuri gali būti naudinga kitiems žmonėms. Tai jūs turėkite tai galvoje. Ir dabar apie sausį. Tai koks jums buvo sausis, ką kalbėjo jūsų fizinis kūnas. Štai jums čia šitie klausimai. Ir iš tikrųjų, kas bus toliau dabar, kaip va tokie kokie pojūčiai. Aš ne jokia astrologė, aš ne jokia tenai aiškiaregė. Aš labai jaučiu energijas. Aš jas jaučiu kaip visuotinės ir kaip jos man individualiai transliuojasi ir ko prašo iš manęs. Nes pas mane labai didelis energetinis pralaidumas yra. Ir su tuo energetiniu pralaidumu ateina tam tikra informacija, kurią aš iš karto transliuoju arba sukuriu kursus kažkokius arba dar kažką. Tai va, žiūrėkit dabar. Iš tikrųjų, tos vibracijos Žemėje kils, su tam tikrom pauzėm. Kaip minėjau, sausis buvo vizitinė kortelė. Vasaris bus dar tas mėnuo, kur mes galime pasirengti. Ir jeigu jūs išsivalyti savo skeletus iš spintų ir labai stipriai padirbėti su savo tais baziniais dalykais, su savo mintim, su savo emocijom, jausmais, pažiūrėkit, kur kliūna ir padirbėkit su tais dalykais. Nes jau vasario pabaigoje prasideda įžanga į užtemimų koridorių. Pirmas užtemimas kovo 25 dieną. Tai bus mėnulio užtemimas. Saulės užtemimas bus balandžio 8 dieną. Tai ne astrologija, tai energetika. Nes užtemimai neša tam tikrą energiją ir tam tikrą informaciją, kuri būna padidinta. Ir jeigu iš tikrųjų sausis vasaris yra tik tai pasirengimas tam, tai kovas balandis bus pliūpsnis. Bus toks energijos pliūpsnis, kurį sustiprins būtent ir užtemimo energija, ir ta, kuri eina iš kosmoso apskritai non-stop. Ir todėl mūsų fiziniai kūnai turi būti tam pasirengę, mūsų emocinis ir mentalinis pasaulis taip pat turi būti stabilus. Mes turime gebėti išlikti savo viduje. Visa ta energetika, neabejotinai kylanti energetika, neabejotinai atneš ir įvykius pasaulyje, kažkokius. Nežinau kokius. Nes toks yra dėsnis. Energija kyla, jinai kelia iš požemių viską, kas yra užslėpta, kas yra neatpažinta ir kas turi išeiti. Nes tai kelia šviesa dumblą nuo dugno. Ir tai kelia kaip kiekviename žmoguje, taip ir visuotiniu lygmenimi. Todėl tas dumblas pradės kilti į paviršių. Jeigu pas jūs sąmonėje daug mintise, jausmuose tenai yra tas disbalansas, kad jūs greitai aplinka paveikia, kad jūs reaguojate reaktyviai, kad nesugebate perkeisti savo minties, išbūti savo viduje, pastebėti, nereaguoti automatiškai, ta energija iš taško, kuri kyla, jinai iš taško žmonės. Ir prasideda emociniai protrukiai, prasideda tai, kas išeidinėja ir žmogų tiek išbalansuoja, kad jisai netenka energijos, jisai nebežino, kaip toliau gyventi, ką veikti, nes jisai visas ištaškytas yra. Tačiau, jeigu žmogus pasiruošęs, jeigu jisai turi įrankius arba yra jau praėjęs visus tos dalykus, ta energija, ta žmogų pakilėja ir suteikia jam sparnus. Ir suteikia jam begalinį kūrybinį impulsą kurti naujoje kokybėje, naujoje energijoje. Ir visi tie metai, kurie ėjo ten palaipsniui nuo
987, kada ten pradėjo tos vibracijos, rezonansai Šumano kilti iš lėto, tai dabar jos kyla tiesiog, nu, geometrinė progresija auga. Ir visa tai, kas nebetitinka meilės, dėkingumo, dalyjimosi, gausos energijų, kas eina į tas trimačio pasaulio vertybės, į aukos jausmą, kada kažkas kitas kaltas, kada kažkas kitas kažko nepadarė, bet aš pats nesu savo gyvenimo šeimininkas, tada viskas lekia šaibom. Visos propkės, kabutėse, išlaksto, nes žmogus nesugeba susitvarkyti su savimi. Ir jeigu jūs, tarkime, esate kažkokiame savo saugiame užutekyje, kur tarsi neteina iki jūsų tos bangos, patikėkit, jeigu jos turi ateiti, jos ateis. Bet kokiomis aplinkybėmis. Ir žinot, aš daugelį metų, nuo 20, tiesiog labai rimtai praeidinėjau savo vidinius virsmus. Nuo to pirmo karantino, kada Indijoje man teko ten užstrigti ir vyko didžiuliai vidiniai pokyčiai. Ir kiekviena ta kelionė į Indiją man atneždavo sekančiais metais vis kažkokių naujų dalykų. Tai pernykščiai metai man buvo grandioziniai ir atrodytų, jeigu žiūrint iš tokio žmogiško tokios pozicijos, kad o Dieve, čia manęs neįleido į Indiją, čia aš pasą pamečiau, čia aš negalėjau išvažiuoti vėl iš tos Indijos, praradau krūvą pinigų, visas stresinės situacijos tiesiog mane tiek išbalansavo ir aš ten atradau savo vidinę ašį vėl iš naujo. Dėl to, kad turėjau įrankius, kurie man padeda tai atsistatyti greitai, suvokti, ką daryti, nes buvo tas įdirbis. Tačiau, kaip aš suprantu, tai man ir buvo tas dalykas, kuris mane vedė į šituos metus, galbūt ir jum taip pat buvo. Ir tai buvo tas uždarimas senų programų kažkokių tai. Ir ėjimas į naują lygmenį. Vedimas tos energijos, kurie ateina iš kosmoso man asmeniškai, vedimas įskleidimasi į naują lygmenį. Ir aš pradėjau tai daryti nuo šitų metų. Jau labai labai stipriai. Nuo praeitų metų, bet ir nuo šitų metų. Todėl jūs pasitikrinkit savo viduje. Galbūt ir jūs kažkas veda. Galbūt jums buvo irgi praeiti metai praradimų metai. Kada jūs praradot ne tik pinigus, ne tik tai artimuosius, ne tik tai buvo sudėtingų situacijų. Pavyzdžiui, kaip man, aš tikrai labai daug praradimų turėjau, jeigu žiūrint žmogiškų lygmenio, ne? Tačiau visa tai man buvo žinutė, kad aš einu ne aukštyn, bet tolyn, į kitą lygmenį, į kitą kažkokį tai jums galbūt tas pats. Ir jūs iš tikrųjų sausį ir vasarį prasižiūrėkit save, pasižiūrėkit, kur jums kažką reikia su savim padaryti. Ir žiūrėkit, galbūt jūs turite tą kvietimą eiti į kitą savęs lygmenį. Gal jūs turite palikti savo darbą ir eiti į savo veiklą. Ir balandžio mėnesį mes turėsime grupinę mentorystę, mylima veikla nuo nulio. Ir jeigu jūs tikrai jaučiate, kad esate pakviesti daryti kažką tai kitą, kad jums reikia ir energijos, ir palaikymo, tuomet aš kviečiu nuo balandžio 18 dienos maždaug apytiksliai į tą grupinę mentorystę, jeigu kažkas norite į tai eiti. Ir jau aš beveik baigiu parengti visą tą programą, kažkas jau manęs buvo užklausęs, visa tai bus, tiesiog aš pati nesuspėju, mano fizinis kūnas nesuspėja su mano energija šiuo metu. Tai va, tai iš tikrųjų tie du dalykai yra parengiamieji, tarkim, energijų kursas veda į naują veiklą, man asmeniškai. Ir aš tą informaciją transliuoju. Kur aš augu, tą aš informaciją transliuoju kitiems žmonėms. Na, toks mano yra, turbūt užsiėmimas šitoj reinkarnacijai. Tai va, dabar kalbėkime apie balandį ir apie kovą. Iš tikrųjų, kaip ir sakiau, kad jūs galite tiesiog įskleisti sparnus. Ir jūs galite dabartiniu metu tam įskleidimui sparnų pasiruošti, sustiprindami save nuo savo fizinio kūno. Nes tada ir prasidės ta transformacija reali iš tikrųjų. Kada bus duodama galinga energija ir tą energiją mes galim arba panaudoti kūrybai, arba destrukcijai. Todėl jūs turite laisvą pasirinkimą, kaip jūs su savim susitvarkysite ir ką jūs toliau darysite, nes tik tai nuo jūsų tai priklauso, ne nuo kitų. Ir iš tikrųjų
ta energija, ačiū Dievui, jinai neina ištisiniam, tokiu ištisiniu srautu. Net jeigu jūs pastebėsit, kaip sausį buvo, aš tai labai gerai pastebėjau, pakyla banga ir jinai nusileidžia. Ir pavyzdžiui, šiąnakt, vakar buvo tas toksai kaip ir užvakar man truputėlį nusileidimas ir staiga vėl kyla ta banga, sako, tu eik apie tai kalbėk, tu eik dalinkis. Aš nepasiruošus, aš turėjau kitų planų, aš nespėjau pasidažyti, eik ir kalbėk. Nes galbūt kažkam tai yra reikalinga, todėl aš atėjau ir kalbu. Tai dabar kas dar? Vienas svarbus dalykas, šita mintis nėra mano, bet aš jai 100% pritariu, nes aš lygiai taip pat jaučiu. Dabar šita mintis yra tokios Alionos Starovoitovos, kurią aš laiks nuo laiko paklausau, kad susiderinčiau savo informaciją ir man labai rezonuoja. Tai jinai labai gražiai įvardino, kad svarbia dvasia dabar įsitvirtina fizinėme kūne. Jinai leidžiasi iš to subtilaus pasaulio į materiją ir integruojasi į materiją. Siela, ta prasme, materija ir subtilus pasaulis pradeda apsikabinti ir susilieti. Todėl mes galime kur kas subtiliau girdėti ir jausti tą subtilųjį pasaulį, savo dvasinių vedlių vedimą, tuos nuorodas žinutes, intuiciją ir visos ekstrasensorinės savybės dabar prabunda, nes jos mums ateityje bus labai labai reikalingos, nes mes bendrausime jau nebe žodžiais, o būsenomis, nes auga mūsų šviesos kūnas. Ir todėl tam yra mano energijų kursas, kuris prasidės nuo vasario 22 dienos. Kam įdomu, parašykit, atsiųsiu informaciją. Ir dabar, kada kovą prasidės tas gazas visas iš tikrųjų, tai mes ir turime tą tokį pasirinkimą. Ir ta dvasia integruojasi ir mūsų kūnai, jeigu jie yra, tokie kaip ankšti išaukti rūbai, jie yra kieti, įsivaizduokit, kad tas visas mūsų raumenų apvalkalas, fascijų apvalkalas yra kietas, jame yra blokų, ta energija ir ta dvasia, jinai spraudžiasi į vidų ir jinai plečiasi iš vidaus. Ir tam fiziniui kūnui yra sunku, jis braška kaip siauri rūbai, jisai trūksta per siūlės, jisai sako, man čia skauda. Todėl dar vėl sugrįžtų fizinis kūnas. Ir dar tiesa norėjau pasakyti, kad tame kurse apie energijas bus ir fizinių pratimų kompleksas. Specialus energetiniam pralaidumui, specialus limfos treniravimui. Todėl ne treniravimui, o pagerinimui. Nes neįmanoma eiti į energetiką, į vibracijų kėlimą, nesirūpinant fiziniu kūnu. Tai yra pagrindinė žinutė. Dar aš čia kažką tai prisirašiau, ką pasakyti. Žodžiu, tame užtemimų koridoriuje, kuris prasidės maždaug vasario 20 dieną gali būti, tai plius minus, nors užtemimas yra 25 dieną, tai jisai baigsis po balandžio 8 irgi kažkokią savaitę maždaug. Tai jūs įsivaizduokite, kokį galingą mes laiką turėsim. Ir tiesiog mes turim pasirengti tam, kad mūsų neužtvindytų tą energiją, kad jinai mums suteiktų sparnus. Ir būtent dėl to ir buvo šitas mūsų susitikimas, apie kurį, kur aš norėjau ištransliuoti šitas žinutes. Na ir žinoma, aš jūs kviečiu į savo kursą, išlaisvinti savo energiją, meistriškumo įgūdžiai naujiems laikams, kurie prasidės vasario 22 dieną, ir į grupinę mentorystę tiems, kurie pasirengė naujai veiklai, kurie turi ar jaučia, kad jie nori kažkur eiti, bet dar nežino, nuo balandžio 8 dienos. 3 mėnesių mentorystės kursas, o energijų kursas tęsis 6 savaitės. Ir žinot, kaip yra įdomu, kad vis dėlto man ateina ir idėjos ir viskas, aš niekur nepasitikrinau apie tas energijas, bet tiesiog atėjo intuityvus pajautimas, kad šiuo metu reikia būtent to. Jeigu aš nebūčiau jeigu norėčiau, man patinka daryti naujus dalykus, bet jeigu vis dėlto žiūrėčiau, kaip aš jaučiu, tai daryčiau dar ir tą kursą, kur tap laisvas nuo aplinkybių, kur apie mintis, jausmus ir emocijas, ką mes praeidinėjom praeitais metais, tačiau labai noriu eiti į naują ir labai noriu transliuoti naują informaciją, todėl šitais dalykais ir užsiimsiu dabar. Ko aš jums linkiu? Aš jums linkiu
Ir ką siūlau? Pasidarykit sausio retrospektyvą. Pažiūrėkit, kas išlindo pas jūs. Labai sąžiningai savo pasižiūrėkit į širdį ir akis. Tiesiog, kas išlindo, tas yra. To niekur nepaslėpsi. Jeigu jūs tai pastebėjote, turėjote tiek galios, kad pastebėti ir pripažinti, padirbėkit su tais dalykais. Atkreipkite dėmesį ir pabandykite tai pakeisti naujais dalykais. Antras dalykas. Fizinis kūnas. Darykit viską, ko jisai prašo. Jeigu jisai jaučiasi blogai, duokit jam tai, ko jisai prašo. Išjauskit tai, ko jisai prašo. Kiekvienas žmogus tai žino. Kiekvienas turi jautrumą ir informaciją, ko reikia jo kūnui. Bet tikrai kiekvienam universalus receptas pratybos fizinio kūno. Tempimo pratimai, fascijų atblokavimai, įvairiausi dalykai, kurie padeda fiziniam kūnui įsilaisvinti ir priimti daugiau ateinančios energijos. Ir toliau planuokite tada, ką jūs norite veikti. Jeigu jūs jaučiate, kad jums atėjo naujas lygmuo, užsisėdėti tikrai nedarykit tokios klaidos, kad aš dar palauksiu. Nieko jūs nepalaukit. Tiesiog jaučiat vidinį pašaukimą kažkam tai daryti, jaučiat vidinį kvietimą, eikit ir darykit. Jaučiat, kad norite transliuoti, nespauskit savį. Nes kiekvienas suspaudimas, ką jūs pajutot, kad tai yra, kad per jūs eina, pajuto tokią informaciją. Jeigu jūs to nepadarėt, nepavertėt veiksmu, nematerializavot į veiksmą, tai tampa bloku jūsų energetiniam kūne taip pat. Ir apie tai mes taip pat kalbėsime energijų kurse. Ir štai kodėl, viena iš priežasčių, kodėl aš negaliu nekalbėti, jeigu atėjo tokia informacija. Man tai yra toksai, kaip ateina ir pabaksnoja, eik ir kalbėk, nes tai taps tavo, nepratekės per tavo fizinį kūną. Bet kokią energiją, bet kokią informaciją, kuri mums ateina, mes turim praleisti per savo fizinį kūną ir ištransliuoti į aplinką. Štai ko jums ir linkiu, išlaisvinkit savo energiją, išlaisvink savo siekį skleistis, veikti ir išlaisvinkit savo kūrybingumą, kuris dabar bus tikrai ant sparnų. Sėkmės jums. Iki.